ir lengvesnio žaidimo puolime norėtųsi matyti. Rungtynėse su belgais daugiau. Donatas Motiejūnas, galbūt ir jam šiandieną bus suteikta daugiau progų. Donato Motiejūno tritaškis yra taiklus ir su juo baigėsi pirmojo kėlinio. Tas gudrus iš tikrųjų Kristofo Begino žaidimas, jis tikrai moka susikurti savo progų po krepšiu, tačiau jos neišnaudoja ir šį kartą, o jo Donatas Motiejūnas krauna kamuolį. Sėdi Kšištofas Lavrinovičius, jam nėra kada įsijungti. Yra Linas Kleiza, yra Donatas Motiejūnas. Ko gero, 3 žaidėjai toje pačioje pozicijoje yra per daug vienam susitikimui. Na, vidurio puolėjo pozicija yra skirtingai, tačiau dar klausimas, kad... Ir dar viena dovanėlė. Perima kamuolį Donatas Motiejūnas. Pats, taip, iš viršaus. Super Donato Motiejūno dėjimas, bet man atrodo, kad po to Lietuvos rinktinė, nepaisant visų Jono Kazlausko nurodymų žaisti drausmingai ir žaisti taip pat agresyviai kaip ir rungtynių pradžioje, nepavyko išlaikyti tos koncentracijos.